Na ir Adrijau, šiek tiek papasakokite, kaip jums vos 13 tuo metu kilo idėja, na ir kaip viskas rutuliojasi. Viskas prasidėjo nuo COVID pandemijos. Ta visa baimė, nesupratimas, nerimas pasaulyje per žinias, kasdien iš esmės statistika, skaičiai, kiek mirė čia, kiek mirė tada. Tuo pačiu momentu kaip tik skaičiau distopinius romanus, kurie žinoma fantastika, bet tas temas atspindėjo, taip surišo tą realybę su fantazija. Skaitau ir tiesiog kilo mintis. Visi šie romanai arba fantastiniai regionai sukurti, arba kaip tik tai Jungtinės Amerikos valstijos. Man tokia mintis, taigi mes kaip lietuviai net per pastaruosius 100 metų kiek istorijos. Ir dėl laisvės, ir dėl nepriklausomybės, ir kovojom. Ta prasme, ta praeitis dar nėra visiškai istorija, ji dar artima. Ir kažkaip galvoju, mes geriau kaip tik suprantam tą trapumą laisvės ir kažkaip tiesiog gerai, aš parašysiu distopinį romaną, kuris ir prasidės Lietuvoje.